Vėlgi, pirmas dalykas, tai džiaugiuosi komandos kovingumu. Tikrai atrodo, rodom charakterį, bet tam tikros grubios klaidos, o mes žinom, kokią patirtį turi Jurbarko Karys ir gerai judėjo pas juos kamuolys ir realiai gerus metimus, laisvi. Išsimetė, susimetė ir to pasekoje buvo sudėtinga grįžti. Kiek lemia tai kol kas sezono pradžioje, kad nauja komanda, naujai suburta komanda, kiek dar reikia susižaidimo šiems jauniems krepšininkams? Aš jau prieš sezoną sakiau, kad vėlgi nesidairykime atgal, visi turim pasitempt, visi žinom, ką turim daryti. Aišku, vis laiką norisi, kad greičiau viskas vyktų, bet reikia kantrybės mums visiems ir atrodo, kiekvieną kartą kartojam, darom ir čia aš manau tik tai laiko klausimas, kada mūsų žaidimas pagerės. O bandote diegti kažkokį tokį patį modelį ar su šia komanda naujai bandote daryti dalykus? Yra vis tiek jaunuolio ugdymas, tai tam tikri principai turi išlikti. Aš manau, kad vėlgi iki tam tikrų dalykų dar gal net anksti eiti, nes per sunku, tai nesinorėtų jų taip daug apkrauti, bet nuo pagrindinių principų tai daugiau mažiau reikalavimai yra tie patys, kas ir buvo praeitais metais. Aleksas patyrė traumą pirmojo rungtynių pusėje, ar kažkas rimto gal, ar tiesiog saugote jau nebeleidot? Jo, Čiurna pasitempė kaip ir galėjo žaisti, bet nemačiau dabar poreikio jį įleisti. Ir manau, kad kitą savaitę bus jau tik tai vienas rungtynės, tai įsigydys ir turėsim daugiau treniruočių ir sportuosim. Matas Vokietaitis, kitas vidurio puolėjas, gera jo sezono pradžia, kol kas naudingiausiai žaidžia. Ką apie jį galėtumėt pasakyti ir ko iš jo tikėtumėtės šiame sezone? Aišku, vėlgi, jis į tą poziciją, kur buvo praeitais metais Matėjus Krivas, tai jam irgi kaip ir atrodo gal didelė atsakomybė, bet džiaugiamės jo progresu, tikrai labai profesionaliai visą tai žiūri. Kiekvieną kartą kiekvieną treniruotę, kai investuoja į save, stengiasi dirbti, klauso, tai aš manau, vėlgi matosi jo, kad tikrai patobulėjęs, tik tai tam tikrose sprendimuose norėtųsi dar kažkiek ramybės ir teisingų tų sprendimų priėmimo, bet su juo viskas tvarkoja, aš jo tobulėjimu patenkintas. Ir ką apskritai reiškia komandai, jauniems žaidėjams kovoti aikštėje prieš tokius veteranus, tokias legendas kaip Lukauskis, Delininkaitis, tas pats Šarakauskas, su juo pasistumdyti Vasilium, ką tai duoda jauniems žaidėjams? Tai vėlgi patirtį, turi susirinkti tą patirtį, turi padarytas klaidas, kad suprastų, kad vis vėlgi, nuo kurių gali galbūt daugiau eiti į pagalbą, nuo kurių negali eiti į pagalbą. Jiems sakau, pirmas dalykas tai rodyti charakterį, kovoti kiekvieną kartą ir aš sakau, dėl to labai džiaugiuosi ir jiems patiems yra smagu, ypatingai kai toks yra palaikymas irgi, tai nėra lengva kaip treneriui savadovauti, bet ir suprantu ir juos nėra jiems irgi lengva žaisti, bet turi kaupti tą patirtį, tas klaidas susirinkti savo, kaip sakau.